Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šiandien pristatome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ištartą Dievo žodį naujajame Jeruzalės vienuolyne Rumunijoje. Dievo žodis apie pasaulio pabaigą ir viešpaties dieną trečia dalis. 1984–1991 metrų. Netrukus viskas baigėsi. Pabaiga taip pat yra viešpats palaiminti, pranašauti ir pranašauti. Aš juos visus išpildau. Tai viskas, teisti. Izraeli, aš visokiojopai dirbau su tavimi, bet štai atėjo galas ir man nepavyko įvykdyti to, ką parašiau knygoje. Tėve Izraeli, aš tau sakiau, kad tu esi ir būsi žemės druska ir ieškojau druskos tavo širdyje, bet druskos neradau. Izraelis, Izraelio vardas neužgesęs, nes knygoje parašyta, kad jei kas lieka, vadinasi Izraeliu. Pasitrauk iš pasaulio, nes pasaulis miršta. Atsiriškite nuo pasaulio siūlų, nes pasaulis miršta. Ir patyrinėk savo galvą, kad nebūtų nei vienos gijos iš pasaulio, nes pasaulis miršta kartu su jo kunigais ir diakonais. Pasaulis miršta. Pasaulis miršta. Pasaulis miršta. Tėve, išeik iš pasaulio. Nebebus žinoma, kur buvo pasaulis. Kai išeisiu iš tavo namų, ženklas išliks ir šį ženklą tu vilkėsi kaip Izaukas Lachedemas, kuris nepriėmė manęs, kai perėjau Golgotą, ir tas žmogus bus atimtas iš visų mano darbų. O mano žmonės, pažvelkite į dykumą. Tai parašyta šventojoje knygoje, ir kai dykuma pateks į šventą vietą ir praris daug mokinių, tada ateis galas. Žinokite šį ženklą mirštantiesiems ir ligoniams ligoninėse. O mano mylima tauta, kuriai norėjau turėti ateiti dangui, padaryti jūs mokiniais ir šventaisiais kankiniais, ir ką Dievas padarė per Joną ir per savo tautą nuo pat pradžių. Knygoje parašyta, kad kai dykuma pateks į šventąją vietą, žinok, kad Dievo karalystė atėjo. Ir Dievo karalystė ateina ne per girtuoklius, ne per ištvirkėlius, ne per piktžodžiautojus ar pardavėjus, o per krikščionis, per gerus darbus. Pamatysi akimis priešai save, o jei būsi vertas, įeisi, nes durys atsidarys, bus išmestos į šalį ir išgirsi tėvų balsą: ateik, tarne, leisk man tau tarnauti. Suprask, nes viskam baigėsi. Daugiau nieko nepridedama. Visiems atėjo galas. Būkite pasiruošę, nes viešpats Jėzus Kristus beldžiasi į duris. Įdvasinti viešpats kalba. Ne pradžia, o pabaiga, kad šiam laikui bus daug dirbta, liko, daug kas bus matyti. 1000 kartų laimingas, kuris nematė ir netikėjo, kad atėjo laikas apmokėti jo dvasinį tikėjimą, atėjo laikas apmokėti jo dvasinį elgesį, atėjo laikas kiekvienam paimti savo darbą iš savo. Jis nėra kunigas, jis nėra pranašas, nėra pranašystės, kurioje jis nebūtų iššovęs iš ginklo. Ši akimirka, kurioje tu esi, yra paskutinė, kai parašyta, kad paskutiniais laikais aš grįšiu pas tave ir pasiimsiu savuosius su savimi. Aš atskirsiu avis nuo ožio, aš atskirsiu ėriuką nuo blogos avies. Neatsiskirkite nuo manęs, nes ateina metas, kai suskils geležis, kad suskils akmuo, kad suskils mediena, ir jūs nesuskilsite, jei būsite su manimi. Žodis, šliaužiantis per šį kūną, yra tarsi virvelė, jungianti dangų su jo žmonėmis. Sūnus, sūnus, artinkitės prie manęs, artinkitės prie Dievo, nes arti šio amžiaus pabaiga, ne žemės galas, kad žemė nesibaigtų, bet būtų apvalyta. Koks tu šiandien žemėje, toks būsi po kapo, nes tada nebeturėsi ribos, o būsi dieviškos rankos sodintas sodas. Turėsite maisto ir gėrimų, o nesvaiginančio gėrimo, bet gersite brangų, palaimintą ir šventą gėrimą, o jo skoniu nebūsite patenkinti. Nebūk be proto, be žinių. Artėja galas, bet visų pirma galas ateina girtuokliams, paleistuvėms, rūkaliams, pardavėjams ir plėšikams. Kai lyderis Ceuesu praeina, pasaulio žmonės stoja į kelią ir šaukia Ozanas. Jei žemiškasis žmogus turi šias Ozanas, tai juo labiau krikščionis yra sutinkamas šventojo dangaus. Šio amžiaus pabaiga baigėsi dangiškojo jaunikio vestuvėmis, o Dievas nori daugiau. Štai kodėl jis ruošia savo vynuogyno darbininkus. Tėvas turi nedaug tų, kurie pasodino vynmedį. Atėjo laikas gyventi su žmona kaip su seserimi, nes tai pabaiga ir tau nebelieka vietos, jei to nepadarysi.
Leidžiuosi su visų pasitikėjimu, kad ir aš ką nors surinksiu laimiai. Tai panašu į tai, kaip nusileisti į sodą ir žiūrėti į pasodintas gėles, skinti jas po vieną ir padaryti gėlių puokštę, kurią mėgstate dėti ant stalo. Taip noriu iš žemės atsirinkti tik tai, kas man patinka, tik kurį matau, kad galėčiau padaryti vertą sėdėti su Dievu prie stalo, nes Dievas jam atneša žinią, kad šiam amžiui pasibaigus rengiamos vestuvės. Į dangiškąjį jaunikį ir nuėjo į žemę paskui valgytojus. Nekvieskite į vestuvės išsilavinusių, turtingų ar tų, kurie nenori Dievo. Jis vadina tuos, kurie myli Dievą. Visa žmonija žemėje yra tarsi pražūties voro tinklyje. Šis godumo voras pripildo visą pragarą Dievo ugdymu. Žemė iki kraštų permirkusi ugnies ginklais. Išsiveržę jie apvers žemę aukštyn kojomis. Sakiau, kad amžiaus pabaiga su avinėlio vestuvėmis. Jaunikis taip pat yra teisėjas. Jo nuotaka yra maža bažnyčia su tais, kurie jai tarnauja, ir su visais tais, kurie jai tarnavo ir ją mylėjo. Visas dangus pirmiausia laukia, kol tie esantys žemėje įeis prie stalo, o tada ir jie. Per žemiškas vestuves duodate pinigų atsisėsti prie stalo. Dangiškose vestuvėse tau reikia pasiruošimo, turi būti švarus, kad galėčiau aprengti tave spindinčių drabužių. Iš ten tu nepaliksi, tai amžinai. Nuo šiol matysite visokius pabaigos ženklus. Jūs įžengėte į paskutinius metus. Dirbk taip, kad tau nepriliptų. Aš parengiau savo darbą žemėje. Su visu dangumi aš jį nupiešiau su visa viltimi, kad visi su juo susiję būtų mano. Laikykite žvakę degančią, kad degtų ir širdis, ir patepkite ją save ir laivą, su kuriuo išvykstate. Štai kodėl aš tave mokau, nes niekas daugiau tavęs gerai nemoko. Palikau kunigus apaštalų vietoje, bet jie bijo antikristo valdymo, nes pritraukia tą, kuris vis dar yra mano valioje. Visi angelai ir visas šventas dangus stebi ir klauso visko, ką daviau čia dirbti. Pabaigos kančių pradžia šiemet. Tas, kuris bėga paskui Dievą, pabėgs. Būkite atsargus, nes dabar yra amžiaus pabaigos slenkstis. Rumunija taps naująją Jeruzalę ir savo akimis pamatysite, kad Dievas buvo ir yra su jumis. Kelkis, mano krikščionių, kelkis su meile, kad tavęs nepakeltų Dievo galia, nes žinai, kas parašyta tame rašte. Ta tarnaitė, kuri žinojo iš savo šeimininko, ką daryti, o ne, tarne, ji bus labai sumušta. Susitaikykite su Viešpačiu, mano tauta, kad jūsų piktas senas piršlys neatiduotų jūsų į kalėjimo prižiūrėtojo rankas, kad negalėtumėte iš ten pabėgti, kol nesumokėsite paskutinio cento. Aš atėjau tavęs pasitikti ir turiu galę akimirksniu tave pakelti ir sutaikyti su Viešpačiu. Tik tu, kristianai, žiūrėk, kad Viešpats ateina ir jis su tavimi susitaikęs. Jis ateina ir tau viską atleidžia ir tavęs nesunaikina. Jis ateina, kad padarytų tave šviesą žemėje. Jis ateina apsigyventi jumyse, įeiti į tave su savo karalystę, nes tai yra užrašyta žodis nuo Viešpaties kūno laikų. Jo karalystė neateina akivaizdžiai, tai yra jumyse, bet atėjo laikas raštui, kuris sako: Viešpats ateina suburti tautas ir kalbas, kad pamatytų savo šlovę, o kai ši palaiminta ir išrinkta žemė, pavadinta naujų vardu, Viešpaties lūpomis, bus iškeltas į šlovę ir laimingas bus tas, kuris patikės pranašysčių žodžiais šio darbo. Atlikto amžių pabaigoje knygoje, kad šie žodžiai yra teisingi, nes pranašų dvasių Viešpats atsiuntė juos ir jis jiems parašė kaip parodymus. Viešpats atsiuntė žodžius, kurie buvo parašyti, kad patvirtintų šiuos žodžius apie tai, kas netrukus turi įvykti, kaip parašyta tiesos knygoje. Jėzaus Kristaus vaikai, jūs esate jo liudytojai ir turėsite liudyti apie šventosios dvasios išganingąjį darbą, kuris trigubai patrigubina švenčiausiosios trejybės darbą. Šventoji dvasia yra šventosios trejybės Dievas, vienintelis iš paskutiniųjų laikų. Artėja pasaulio pabaiga, brangus krikščionys. Artėja pasaulio dvasios pabaiga. Išmesk iš savęs pasaulio dvasią ir tu gyvensi ir būsi tarp tų, kurie pabėga gyvi, būsi tarp Dievo užantspauduotų skaičiaus. Surašytas naujas naujų žmonių surašymas, kad jis bus naujas, jis bus nepaperkamas, ši tauta bus dangiška ir paveldės naują žemę, nes greitai ji bus nauja, bus dvigubai nauja ši pažado žemė, nes jame ir nuo jos skambės naujosios Jeruzalės giesmė.
Štai kodėl kristianai nori padaryti tave nepaperkamą ir dangišką, nes ši naujosios Jeruzalės tauta susijungs su dangiškaja ir pasigirs nauja giesmė, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė. Ir jis bus išgirstas dainuojant: šventas, šventas, šventas viešpatie Dieve Savot, tas, kuris vėl ateina. Amen. Tai šios dienos pranešimo pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir tebūna arti jo švenčiausios širdies. Amen.